Labas, brangus mokiny, tikiuosi matematika sekasi neblogai, o jeigu sekasi blogai, nieko tokio, pasitengsime, kad sektųsi geriau. Tai va, kaip sakoma, nieko rimto, čia tik matematika. Tai va, ir mes turime šią naują temą. Mes turėsime atimti stulpeliu. Galbūt jau teko mokytis sudėti stulpeliu, jeigu neteko, tai kviečiu pasižiūrėti video mokos gale, bet dabar yra atimti stulpeliu. Ir ką mes turėsime? Mes turėsime paprastus veiksmus. Ir lygiai taip pat kaip sudėtis, mes atimam veiksmus vėlgi nuo mažiausio skaičiaus. Tai aš įsivaizduosiu, kad žiūrėjai video apie sudėtį stulpeliu. Tai va, tai mokysimės atimti ir mes atimam vėlgi. Iš 5 atimam 3. 5 minus 3. Kiek bus 5 minus 3? Galvojam. 2. Puiku, mums pavyko paskaičiuoti, mes paskaičiavom, jaučiamės labai protingi. 5 minus 3 bus 2. Labai gerai. Ir tada 7 minus 2, kiek bus 7 minus 2, vėlgi esame labai protingi, paskaičiuojame mintinai. Bus 5. Fantastika, labai puikiai padirbėjai. Taigi bus 5 ir mes gaunam atsakymą. Atimtis yra labai lengvas dalykas. Ne? Mes gausime 52, galim džiaugtis, gaunam 10 ir viskas baigta. Beveik. Noriu papasakoti tau apie sunkesnius veiksmus, sunkesnius skaičius ir kaip mes galime skolintis skaitmenis. Skolintis skaitmenis iš didesnių skaičių, iš ateities savotiškai, iš uždavinio ateities, iš priekio. Tai parodysiu. Taigi, mes kol kas dar parodysiu didesnius skaičius, kai galime atimti. Kol kas dar nesiskolinsim nieko, tai noriu parodyti didesnius skaičius. Taigi vėl, mintinai jau sunkiau šitos atlikti veiksmus. Bet paprasta. Iš vieneto atimam vienetus. 3 minus 2 bus 1. 6 minus 3, tai 60 minus 30 bus 30. 700 minus 100 bus 600. Ir 4000 minus 2, 1000 bus 2000, nes šiandien yra 1000 vietoje. Vienetai, dešimtis, šimtai ir tūkstančiai, ar ne? Tai va, tai veikia skaičiaus skyriai. Gerai, aš užu atsakymą 2, 6, 2, 6, 3, 1. Labai gerai, važiuom toliau prie kažko sunkesnio. Ir tai yra uždavinys, apie kurį norėjau pakalbėti, kurį net užsiminiau pradžioje. Kai mes atimame iš vieną skaičiaus kitą ir mums neužtenka skaitmenų. Taigi, 3 minus 1 gana paprasta bus 2. Ir 2 minus 6. Kaip mes galime atimti iš 2 6? Kartais žmonės padaro labai didžiulę klaidą ir padaro labai neteisingą. Jie atima iš 6 2 ir parašo 4. Labai blogai. Jokių būdų taip nedarykite. Tik neatimkite iš šito skaičiaus šito. Mes atimam iš viršaus apatinį skaičių. Gerai? Puiku. Taigi mes atimam iš 2 6, bet mes negalime atimti iš 2, ar ne? Tai ką mes padarome, mes pasiskoliname. Tuomet, kai mes sudėtyje, mes į priekį, mintyje turėdavom skaičius, į priekį keldavome, kai sudėdavome, tai mes dabar pasiskoliname skaitmenį. Tai mes paimam vienetą, tarsi iš ketverto atimam vieną vienetą, mes galim tokį mintise turėti vieną atimtą vienetą, ar ne? Arba galim netgi taip rašyti, kaip norite. Kartais žmonės viršui rašo, kartais apačioj, nes atiminėja. Tai va, bet mes vieną atimsime ir staiga mes jau nebe iš 2, bet tarsi iš 12, nes mes 10 pasiskolinom, 100 pasiskolinom. Taigi iš 12 atimam 6, iš įsivaizduojamo vieneto čionais, tai iš 12 6 ir gausime 6. Mes pasiskolinom, padarėm 12. Kai padarėm 12, iš čia vieną pasiskolinome. Nuostabu. Ir čia mums lieka ketvertas, bet vienas tas yra išimtas. Mes tą vienetą išimėm čionais, kad atimtume 6. Tai čia lieka tik tai 3. Nes mes tą vieną pasiskoliname ir niekada negrįžinome. Labai negrįžome, mes niekada negrįžinom tą vienetą. Tai va, tai mes, kai sudedame ir gaunam daugiau negu 10, keliame priekį ir turim vieną mintį. Ir vėliau pradėsime, o kai atimam, mums neužtenka, mes net pasiskolinam yra blogas žodis, mes pasiemam. Aš manau, kad pasiemam, nes mes niekada negrįžiname jo, tai mes pasiemam tą skaitmenį iš priekio ir jį panaudojame dabar. Tuo duosiu įdomesnį pavyzdį, jeigu mes turime, pavyzdžiui, 2046 minus 73. Čia bus įdomus pavyzdys. Kodėl? Nes mes, natūralu, mes atimam iš 6, atimam 3, paprasta, gausime 3
ir iš 4 atimam 7. Ne? Taigi vėl, mes tarsi vieną pasiskoliname, ar ne? Mes tarsi vieną pasiskoliname ir atimame jau iš 14 7, liks mums 7, labai gerai, bet mes tą vieną atimame ir dabar mes tą vieną turime atimti iš 0, bet mums neužtenka 0, ar ne? Mums neužtenka 0, mes galime atimti 1 iš 0, tai mums reikia dar čia padaryti, kad būtų 10. Tai mes dar vieną iš priekio pasiskoliname, tai 10 minus 1 yra 9 jau. Čia vėlgi yra iš 0 atimti 1 negalim, reikia dar vieną atimti, pasiskolinti. Tai vėl 10 minus 1 bus 9 ir galų gale 2 minus 1 bus 1. Tai va, tai jeigu mums neužtenka skaitmenų, kad atimtume, mes iš priekio pasiskoliname. Atimame iš tikrųjų labiau. Gerai, duosiu dar porą pavyzdžių, kad būtų tikrai aiškiau, nes įsivaizduoju, kad čia visai didelis skaičiai ir gali klaidinti ir gąsdinti. Duosim dar vieną parašykim skaičių, pavyzdžiui, 427. Gerai. Ir mes, tarkim, atimame, čia tai taškelis savo iš kažkur, tarkime, atimame 135. Gerai, paprasti skaičiai. Ir mes atimame 7 minus 5. 7 minus 5, šios rulonas tašiklių bus, 7 minus 5 bus 2, nuostabu, 2 minus 3. Mums neužtenka, 2 yra per mažai, kad atimtume 3, mes tarsi vieną pasiskoliname, atimame tą skaitmenį, taigi bus 12 minus 3 bus 9 ir lieka 4, minus 1 ir dar tas minus 1, kurį atimėm prieš tai. Tai bus 4 minus 2 iš viso. Ir gausime 292. Tai va, tai mes taip atiminėjame skaičius. Tai va, tikiuosi buvo naudinga ir įdomu, kaip atimti stulpeliu. Jeigu domina sudėtis stulpeliu, gali pažiūrėti šitos video. Šiandien aplinkui bus video, tuoj bus įkelta ir, galbūt jau matote, ir atimti ir sudėti su kableliu. Taip pat ir daugybą įkelsime. Tai va, ačiū visiems, kad žiūrėjote, tikiuosi matematika labai neišgąsdins gyvenime ir pavyks ją įveikti. Tai tiek, sėkmės, gero gyvenimo.